apie senatvę negalvočiau, dabar negalvoju, kad sena. Prašau mane neniekink. Aš nesu sena. Per radiją sakė, nuo 70 senatvė prasideda, o man bus 72, aš visiškai nesu sena. Iš tų 700 000 pagyvenusių žmonių, o tai beveik ketvirtadalis visos Lietuvos, kas trečias iš jų gyvena žemiau skurdo ribos ir kuklinasi apie tai kalbėti. Užtenka senam kiek reikia. Vienišus ligotus senelius beveik visoje Lietuvoje lankantis Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai tikina negalintis atsistebėti, kai daugiaaukščiuose, toje pačioje laiptinėje gyvenantis žmonės nežino, kad bute, pro kurio duris jie kasdien praeina, sėdi alkana senutė, negalinti nueiti į parduotuvę. Neišeisi ant gatvės, nerieksi, nešauksi kažko tai, panieks nekreipia dėmesį į senatvę. Negi mes taip jau nebemylime vieni kitų. Betikslis čia darbas. Kiekvienas iš jų puikiai supranta, kas atsitinka, kai gyveni vienas. Tik ne kiekvienas drįsta garsiai pasakyti, ką jie dažnai pagalvoja. Tokias liūdnumas, vienatvė, kambarį tamsu ir toks, vienišai jautiesi. Ir atrodo, kad kažkas pabūtų. Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai jau 21 metus 15 Lietuvos miestų ir rajonų lanko ir maitina beveik 300 ligotų skurstančių vienišų senelių. Beurutį va, aš tavo patalėliu, Beurutį. Pažiūrėk, Beurutį, va. Va, pažiūrėk, kiek svečių turi. Jūs taip pat galite padovanoti jiems lėkštę sriubos. Jei prisidėtumėte, tų 300 senelių grupę būtų galima padidinti. Labai laukiu, tikrai labai laukiu. Ką daryti, parašyta ekrano apačioje. Nepilna lėkštė sriubos, skambinant numeriu 1416. 3 lėkštės sriubos 1418. Ką gali žinoti? Gal tai ir mums kur nors bus įskaityta.